Aš esu visuomenės našta, prirakinta prie lovos. Atrodau ne taip, nenoriu net išeiti į lauką, kyla mintis ir apie savižudybę. Taip Martina prisimena juodžiausią savo gyvenimo momentą, kai jai buvo diagnozuotas 3 stadijos krūtų vėžys. Iki tol jos gyvenimo priešistorė ėjo viena linija. Vis bandė ir bandė gyventi pagal visuomenėje įprastas instrukcijas. Gerai mokytis, baigti mokslus, gerai dirbti ir uždirbti, kurti šeimą ir laimingai gyventi. Tačiau vis nepavykdavo. Ir būtent ši didelė gyvenimo krizė viską apvertė aukštyn kojomis. Ir taip, į gerąją pusę. Ji pagaliau pradėjo tikrai gyventi. Taip, kaip nori ji pati. Kviečiu pasiklausyti įkvepiančios Martinos istorijos, kas jai padėjo išgyventi juodžiausią gyvenimo momentą ir pradėti gyvenimą iš naujo. O galbūt ir tu turi savo PIN istoriją, kurią jauti, kad norėtum pasidalinti. Parašyk PIN laidos redaktoriai adresu judita@išnaujo.lt ir pakviesim tave į svečius, į mūsų studiją, jie pasidalinti ir taip įkvėpti kitus išdrįsti keisti savo gyvenimą. Nepraleisiu progos padėkoti mūsų laidos draugams Monosofa už foteliukus, kuriuos netrukus pamatysi šioje laidoje. Jie mūsų studiją puošia jau ne vieną laidą ir galiu 100% patvirtinti, kad jų kokybė, komfortas ir dizainas nepriekaištingi. Jeigu įdomu sužinoti daugiau apie Kristinos ir Giedriaus Birgelių kuriamus minkštuosius baldus, apsilankyk www.monosofa.lt arba jų Instagrame @monosofa. Martina, labai ačiū, kad tu parašei mums ir nusprendė ateiti pas mus į Aš jau PIN, pasidalinti savo istoriją. Nekantrauju ją išgirsti. Žinau, kad tavo gyvenime bent jau viena didelė krizė ištiko ir tu nusprendėjai ant viršaus dar vieną krizę papildomai savo, dar vieną klausimą užsidėti. Tai bus tikrai labai įdomu išgirsti visą tą istoriją ir gal pradžioj vis tiek taip palikim šiek tiek intrigos ir atvesk mus į kitos istorijas, papasakok truputėlį apie visą tą priešistorę, kas vyko prieš tai, kaip tavo gyvenimas atrodė iki šito įvykio, kuris vyko prieš kiek 10 mėnesių. Pasakok. Jau čia beveik metai apsisuko, tai iki tol gimiau, augau, mokiausi. Baigiu studijas, nenorėjau dirbti pagal studiją. Žodžiu, visas mano gyvenimas, visa priešistorė yra tokia, kaip man sekėsi gyventi pagal instrukciją ir kaip kiekvieną kartą nepavykdavo. Kokia buvo tavo instrukcija? Instrukcija kaip visada, mokytis, gerai mokytis, įstoti, po studijų susirasti darbą, vaikiną, susituokti, vaikai, atostogos ir, žodžiu, ramiai gyventi. Kuri dalis nepavyko? Studijas pavyko, po studijų darbas pavyko, bet aš nejau dirbti pagal savo specialybę. Aišku, čia jau dabar nebe naujiena, daugelis iš tikrųjų nedirba pagal savo specialybę. Bet įdomu vis tiek, ką tu studijavai? Aš studijavau vokiečių filologiją. Aš tokia visada imli kalboms buvau, man labai įdomu, aš pati nemažai buvau startavusi su mokslais ir japonų norėjau mokytis ir taip toliau, tai pasirinkau vokiečių, nes mokykloje aš nesimokiau. Studijavau vokiečių, tikrai nesigailiu, būna klausimas, tai ar nesigaili, kad tu nestojai ten kažkur kitur, ką tu dabar veiki, visiškai nesigailiu, mane traukia kalbos, rašymas, man kažkaip manytas. Tai aš pradėjau dirbti su rūbais. Labai toks juokingas dalykas, bet nenoriu sakyti mados industrijoje, nes čia toks labai platus terminas. Tai aš daugiausiai pradžioj dirbdavau su dizaineriais, lietuvių, su internetinio parduotuvė dirbau, kur susipažinau iš tikrųjų su labai daug lietuvių dizainerių. Čia buvo, žinokit, prieš 12 metų, tai dar net tie butikai online nebuvo tokie populiarūs, buvo dar toks tik startas. Padirbau ten, tada tokia myli sekundėlė, dirbau su Aleksandru Pogrebnojum, buvo sudėtinga ir tada ištiko mano asmeninė krizė, aš turėjau depresiją ilgus metus, žodžiu, aš turėjau ją visgi susitvarkyti, turėjau valgymo sutrikimus, tai aš viską turėjau susitvarkyti, padariau tokią pauzę, ir paskui galvoju, jau viskas, Martina, reikia stoti tą instrukciją.
Išėjau, aš pradėjau santykius labai gražių, žodžiu, pradėjau darbą, prasidėjo viskas rūbų parduotuviai, tada vitrinas rengiau, tada į ofisą išėjau, internetinė vėl parduotuvė atidaryti, žodžiu, viskas taip sukosi su rūbais, iš ten ėjau pas dizainerę vėl dirbti, kaip komunikacijų vadovė ir čia buvo galutinė mano stotelė, kada ten pradirbusi tiesiog nusprendžiau, kad nebelabai pakeliuoju turbūt su ta įmonė ir kad aš visgi viduj, kaip mano psichoterapeutė sako, tau netinka, kad tau kas nors vadovautų. Čia galbūt daugeliui, ne vienas mes nepatinkam, kai mums diriguoja, niekas man nediriguodavo, aš turėjau labai daug laisvės, bet man reikėjo matyti kažką savo daryti, savo kurti, aš tiesiog nežinau, ką aš noriu, nes buvo viena kryptis rūbai, kita kryptis rašymas, galų gale atsirado dar viena kryptis, tai psichologija, kur aš ten gilinausi ir beprotiškai daug domėjausi ir tapau psichikos sveikatos ambasadorė, žvelgiliau iniciatyvai. Toks, tokių 3 dalykų bagažas, kada aš jau nusprendžiau, kad aš noriu sustoti, pasidaryti pauzę ir suvokti visgi, ko aš noriu, o ne iš darbo į darbą, ne? Kur tu net kažkaip nepagalvoji, ar tikrai ten norėčiau, nes pas mane taip gaudavas netyčia, kad mane vis pakviesdavo, pasiūlydavo, nesiūsdavo aš ten CV, neįdavau daug, ėjau į porą gal pokalbį, bet ir tai ten tik dėl tokio formalumo, jo. Ir tada, toks gavosi, kad ko aš iš tikrųjų noriu ir ką aš galėčiau pati savo susikurti, kur aš save matau, kur aš save išpildyčiau, realizuočiau, kur prasmę matyčiau. Ir aš nusprendžiau išeiti, mes susitarėm su įmonė, kad aš dar atidirbsiu 2 mėnesius, ten padėsiu kolekciją išleisti naują. Ir paskutinę savaitę, baigiant atidirbimą, aš norėjau pasitikrinti krūtinę ir man įtarė 3 stadijos krūties vėžį. Ir kaip dabar prisimenu, pas gydytoją guliu, ten apie apžiūrinėję mane, žodžiu, sako, jums čia reiks biuletenio, nes čia bus chemoterapijos, tai sako, sakau, žinokit, aš išeinu iš darbo po savaitės. Būkit gera, neišeikit, sakau, nežinokit. Tikrai, sakau, vėžys nebus tas dalykas, dėl kurio aš tiesiog pasiliksiu kažkur įmonėje, nesakau, kad ta įmonė bloga, bet ta prasme kažkam užsikrauti ir sėdėti biuletenį. Tai aš visgi nusprendžiau, kad aš išeisiu įmonėje, aš net nesakiau, kad man įtariamas vėžys. Aš išėjau, tada išpildžiau savo svajonę, išvykau į Singapūrą, į koncertą, atbuvau taip tokią gerą savaitę, tada grįžau ir kitą dieną man paskambino ir patvirtino, kad man 3 stadijos vėžys ir pradedam gydymą. Ir tas gydymas dabar tęsiasi 10 mėnesių ir mano noras apmastyti, ką aš noriu veikti. Per vasarą, tai buvo taip pasakymas, per vasarą pagalvosiu, ką veikti, tęsiasi dabar 10 mėnesių. Koks jausmas buvo, kai tu gavai tą skambutį? Aš niekada nesu to patyręs, žinai, to momento, kai lauki ir sužinai ir blogas naujienas. Žinokit, tada, kai aš nuėjau, dar turėdama darbą, aš ne kartą tikrinausi, tą patį dariau. Ir čia buvau toks, kur gydytoja jau taip žiūri ir raukosi, jau jinai nusiuntė dar vieną tyrimą. Ir jau aš jaučiau, kad čia turbūt jau nieko gero nebus. Ir žinokit, kai pasakė, kad įtariam, kaip ir tu, aš taip pat sėdėjau ir galvojau, kaip man dabar reikia reaguoti, ar aš čia turiu kaip per filmus verkti, ar kokia ta reakcija. Žinok, aš buvau apšalus ir aš sakau, gerai, tai ką darom? Ką darom? Tai čia buvo tik įtarinėjimai ir po to siuntė dar ten tolesniem tyrimam, o per tos tyrimus aš pasakiau gydytojai, sakau, jeigu aš nemirštu dar šiandien, aš, žinokit, išvykstu į kelionę, o tada jau su manim darykit, ką norit po kelionės. Tada aš jau galiu pasiryšti viskam. Tai man padarė tyrimus prieš kelionę, išvykau ir tą savaitę, žinokit, iš tikrųjų vaikščiojau ir galvoju, jeigu tai būtų paskutinė savaitė, kurią aš gyvenu, būtų tobula. Būtų tobula. Galbūt dėl to, kad aš
pasiryžau tą svajonę išpildyti, nuvykti į koncertą dėl vieno atlikėjo į Singapūrą keliauti. Nu, čia man daug kas sakė, bet aš pagalvojau, kad aš turiu tą padaryti, aš turiu išpildyti bent vieną savo svajonę. Ir žinokit, galbūt dėl to grįžus man tas skambutis, man jis nebuvo toks... nebuvo. Tai buvo toks, gerai, dabar prasideda naujas etapas, o dabar aš gydysiuosi. Papramogavau, pagyvenau, dabar aš pradedu gydytis. Ir iš tikrųjų dar labai ilgai priešinaus tam, taip kažkaip ignoravau, aš tokia pakankamai pozityvi, aš nesu žliumba didelė ir kažkaip nedėjuoju. Ir aš pakankamai gerai priėmiau, visi aplinkiniai galbūt labiau net buvo susirūpinę, nes, nu, kaip ir sakai, nežinai, kas tas yra, kol tu nesusergi, kad ir nesusirgtum, bet, prasme, iš šono tai atrodo žiauriau šiek tiek, negu kai tu ten esi, nes tu neturi kitos galimybės. Tik stovėti stiprus, eiti, gydytis, ieškoti, kas gražaus yra tavo gyvenime, nes, nu, taip, tai yra pakankamai, mėgsta visi sakyti, pakankamai tamsus periodas. Taip, tai yra pakankamai tamsus, daug yra tų momentų, kada, nu, iš tikrųjų galvoju, kam to reikia, nebenoriu, pavargau, kaip aš čia atrodau, nes, nu, normalu, ypač moteriai. Netenki plaukų, netenki blakstienų, netenki antakių, tavo visos kūnas tavęs nebeklauso, tu tinsti, žodžiu, labai daug tų tokių tų šalutinių poveikių, kurie nėra plika akim matomi. Ir ypatingai tas emocinis, ta emocinė būklė, su jie buvo sunkiausia tvarkytis iš tikrųjų. Tu eik per viešąją terapiją tuo metu, kol gydysi? Taip. Aš daug metų einu į terapiją, nes, kaip aš sakiau, aš turėjau ir valgymo sutrikimus, ir depresiją, ir kažkaip aš nuo to laiko ir tęsiu pas tą pačią gydytoją, tai jinai sako, žinai, aš tavo gyvenimą tai jau tiek etapų praėjusi visokių, tai ir čia buvo taip, labai stipriai padėjo gydytoja, labai. Įsivaizduoju, kad labai stiprus palaikymas, labai svarbus palaikymas, tiesiog tuo metu yra. Įdomu net, ar tuo atveju, jeigu, sakykime, žmogus nesilanko terapijoje, ar pradant šitą gydymą yra kaip viena iš rekomendacijų? Tai be abejo yra taip ir vėžio, sakykime, institute yra tikrai ir skelbimų daugybė, nemokamos teikiamos paslaugos ir artimiesiems teikiamos, nes artimiesiems tai irgi yra beprotiškai didelė našta. Aš čia jau negaliu iš jų pusės pažiūrėti ir kalbėti, bet komunikacija tokiu momentu visoje toje situacijoje yra pagrindinis dalykas. Jeigu tu nekomunikuosi, ko tu nori iš aplinkos, nu tai, prasme, tas visas kelias, kuriuo tu eini, jis toks pasidaro labai duobėtas, nes tu lyg ir turi ir kitą paguosti, ir kitam pasiaiškinti, ir turi pasakyti, kodėl tau tokia nuotaika ar kitokia. Tai aš šiaip džiaugiuosi, nes aš turiu labai supratingų žmonės aplink save ir aš jam aiškiai pasakiau, aš tokia pakankamai tiesmuka visą gyvenimą buvau ir aš aiškiai pasakiau. Jeigu tu turi problemų su mano liga, tu eik pas psichologą. Aš neturiu būti tau psichologas ir tavęs raminti, nes aš turiu save statyti ant kojų. Tai jo, čia daug galima iš tikrųjų šitą ligą kalbėti, bet sakau, aš manau, kad aš tvarkiausi pakankamai gerai. Buvo tų momentų tokių kertinių, kur jau atrodė, kad žemės lįsta iš po kojų ir tikrai, ir mes su savo psichoterapeutė, nežinau, ar galima čia sakyti, bet tikrai kalbėjom daug ir apie savižudybę ir aš tiesiog atvirai su ją dalinausi. Tikrai kartais atrodo, kad kam? Kam visą tai? Ypač jeigu netiki, kad laukia kažkokie tenai. Taip, nežinokit, tikrai aš pakankamai optimistiška esu, bet jau toks būdavo, tokia mintis būdavo, aš esu visuomenės našta šiuo metu, aš nedirbu, aš turiu ilsėtis daug, aš pakankamai veikli visada buvau ir tada toks, tu esi, nesakau, kad prirakintas prie lovos, bet, žinot, tu ir atrodai nekaip. Tu turi tada visą tą veidą savo susidėti. Turi kažkaip save įpūst, pasitikėti savim ir kai to nėra, tu net į lauką nenori išeiti. Žinot, ten tiek esi toks, aš tai tikrai save
dažnai plakdavau, kad aš nieko nedarau, aš skaitau per daug, man reikia čia kažkaip darbų ieškotis. Man sako, bet Martina sako, kaip tu dirbtum? Nu jo, ir šiaip kas norėtų tokio žmogaus, kada tu, bet kada, ta prasme, atkrenti ir, sorry, šiandien neteisiu, nes... Ir tada jo, supratau, kad į pabaigą jau, kada man ta savijauta buvo geresnė, po 2 operacijų netgi, jau man tai pasitaisė ir atsirado toks entuzijazmas, dabar viskas reikia susirasti tą darbą, kažkaip jau taip noriu eiti į žmonės, noriu grįžti visuomenę, būti tas naudingas toks narys. Tada prasidėjo kita krizė. Pradėjau ieškoti darbų ir galvoju, nei man tas patinka, čia man kažkas ne taip ir čia ne taip. Ir tada, žinai, man kilo tokia mintis, kad kažkaip anksčiau nebuvau pagalvojusi. Mano kriterijai darbo paieškai buvo, kad aš turėčiau kur save realizuoti. Tada aš suvokiau, kad kol aš nesusikursiu savo darbo vietos, tol aš savęs nerealizuosiu. Aš jokio įmonėje savęs negalėsiu pilnai realizuoti, nes tai nebus mano svajonių pozicija. Aš ją turiu pati susikurti. Ja, aš taip dabar referuojant į truputėlį ankstesnę tavo mintį, kai tu sakai, kaip ir kiekvienas iš mūsų nemėgsta būti, kontroliuojamas arba tenai boso. Aš taip pagalvojau, ar aš sutinku su tuo ir galvoju, dabar taip, ne dėl to, kad kiekvienas, dėl savęs. Bet man tikrai buvo ilgas etapas gyvenime, kai aš taip džiaugiausi, kad man pasako, ką reikia toliau daryti. Jokios atsakomybės už savo laiką, už savo tą savirealizaciją. Jokios, sako, kuo daugiau laisvės turi, tuo tau yra sunkiau, todėl kad tu kartais nežinai, ką su tą laisvę daryti. Tu turi tiek laiko, tu turi pats jį susidėlioti, susikontroliuoti, ką tu darai, kada tu darai, kaip tu darai. O čia į darbą ateini 8 valandą. Atsigeri, gerai, pietus pavalgai, 5 viso gero namo, viskas labai paprasta, grįžti į šeimą, ar ten vienas, jeigu gyveni, bet kuriuo atveju. Labai smagu, kai yra tas sudėliota. Man irgi reikėdavo anksčiau tų rėmų tokių. Aiškus rėmai, ką aš darau, kaip aš darau. Jokio galvos skausmo, jokio galvos sukimo. Kada tu turi laisvę, tada tu... Pradedi suprasti, kad pats turi rėmus užsidėti. Taip. Nes jeigu neužsidėsi... Taip, nes jeigu arba tu visai pasileisi, tada taip. Perdegsi. Taip, čia toks time managementas prasideda tau pačiam ir ne tik apie darbą kalbam, bet tas asmeninis, visas gyvenimas tavo ir asmeninis, darbinis ir laisvalaikis ir hobiai. Kitas dalykas, ką aš norėjau šiek tiek pakomentuoti ir galbūt praplėsti, nes labai tu gražiai tikrai pasakėjai apie tai, kad tie dabar jau, kaip žinom, 10 mėnesių, žinai, buvo tas laikotarpis, kur jautiesi nenaudingas, jautiesi našta, bet nieko negali kito daryti ir iš tikrųjų, žinai, kas norės, tokio žmogaus kaip savai, kuris ten bet kada gali atkristi. Ir tai gal ir nėra palyginami dalykai, bet man kažkaip vis tiek atrodo, yra paralelių tam tikrų, kad yra tam tikrų etapų gyvenime. Labai paprastas pavyzdys iš mano gyvenimo, gimė dukrytė. Ir tai yra laikas, kai ten mama, jeigu yra, sakykim, tėvystės atostogose, tai visiškai yra 100% okupuota to ir ten apie kažkokias papildomas veiklas tikrai sunku pagalvoti, nors jai irgi turbūt yra ir noras ten realizuoti, bet ten tiesiog visiškas išsekimas. Bet ir man, pavyzdžiui, man tai buvo toks etapas, kai aš tiesiog pirmą dieną iškart, kai gimė, nustojau ten žiemą eiti į upę maudytis, bėgioti nustojau tiesiog, nes nebėra jėgų, tu nebeišsimiegi, nepailsi. Ir man kažkaip šį kartą, nežinau, galbūt dėl to, kad jau daug viso tos, branda tam tikrai atsirado, man labai lengvai pavyko tai priimti kaip, tiesiog dabar toks yra etapas. Nepaisant to, kad jisai truko metus laiko, bet aš nebėgiojau, ten nesportavau, nedariau tų visų dalykų, kurie man atrodė, o čia yra būtina ir čia, kaip čia mano identiteto netgi dalis, kaip aš galiu to nedaryti, bet sakai, šitame etape aš to negaliu sau leisti daryti, nes yra kiti prioritetai, tu persidėliu juos, perstruktūruoji, tai man atrodo svarbu tą priimti gyvenime, kad toks etapas, dabar tiesiog sąmoningai pastebėti, koks yra dabar mano gyvenime etapas, toks, kai aš sergu ir aš turiu pasinaudoti tą privilegiją, kad aš galiu būti, sakykime, kabutėse našta, net ne našta, o tiesiog dabar aš rūpinausi valstybę ilgą laiką, kaip pavyzdys, dabar valstybė įleisti biškį pasirūpinti. Taip, visi tą patį sakė. Taip, bet tu,
galima, aš manau, kad galima šitos dalykus lyginti, nes vis tiek tai yra tam tikri etapai. Vienam tai yra vėžys, kitam tai yra tėvystė, ar ne, kitam dar galbūt kažkas, nežinau, fizinis kažkoks ant kojos susilaužė, ar ne. Daug tų dalykų. Aš nesakau, kad negalima lyginti, aš kažkaip neįžeidi visai su vėžio klausimu. Man atrodo, kad galbūt sudėtingiau vaiką gimdyti, ar ne, ir auginti, negu vėžį pereiti. Bet taip iš tikrųjų yra beprotiškai sunku priimti tą, kad tu turi sustoti, tavo gyvenimas realiai yra pauzėje. Visi kažką daro, visi keliauja, visi dirba, visi ten vakarėlį įmonė, ar ne? O tu tuo metu, aš dar ir gyvenu viena ir toks, tu guli su ta knyga ir taip, iš pradžių kankinausi, kol paskui aš supratau, kad, iš tikrųjų, o kada aš dar turėsiu šitą prabangą, taip būti. Aš supratau iš tikrųjų, kad man reikia pauzės, aš nesakau, kad aš ten buvau persidirbusi, ar kad ten, kaip sako kiti, organizmas pasiprašė pats pauzę. Aš nebuvau tikrai pervargusi, bet galvoje, emociškai aš tikrai buvau nesusitvarkiusi ir man reikėjo tos pauzės grinai tam emociniam išbuvimui su savim, pabuvimu ta našta, pabuvimu nenaudinga, nes man visą gyvenimą iš tikrųjų tas kankino, nežinau, čia perfekcionistų ar kieno čia bruožas, bet tai yra tas toks, aš negaliu ilsėtis, aš niekada savo neleisdavau ilsėtis, pas mane atostogos tik vieną kartą metuose būdavo, aš tik vieną kartą savo leisdavau, nes aš sakydavau, aš nesu pavargus, aš nesu tokia sena. Man jokių nereikia atostogų ten gulint prie baseino, man reikia, jeigu aš iškeliauju ir tralivali po visus miestus, ar ne? Ir aš sakydavau, man nereikia ilsėtis, kaip būdavo. 2 savaitės priklauso, ar ne? Nereikia man tų 2 savaičių. Ne dėl to, kad aš darboholikė buvau. Aš tiesiog niekada nejaučiau to, kad aš esu nusipelniusi. Tiesiog pasidėti, atsipūsti ir nieko neveikti. Nebuvo niekada tokio. Ir čia tas momentas, kada dabar 10 mėnesių ir sėdi. Tvarkaisi visiškai kiti dalykai, kaip čia, ne tai, kad parūpo, bet prioritetas buvo visiškai visai kitur. Tai buvo tavo mityba, kas man visada buvo labai didžiulis disbalansas gyvenime su mityba. Tai turėjai daug maitintis tam, kad tavo organizmas būtų pakankamai stiprus kovoti su chemija, stotis ant kojų, komunikacija, tas amžinas savo jausmų išsakymas, emocijų, priėmimas galų gale kitų. Ir dar vienas dalykas buvo priimti tai, kad tu esi silpnas. Kad tu esi silpnas ir kad tu turi išmokti prašyti pagalbos kitų žmonių. Čia buvo man tokie, ėjau į terapiją ir gydytoja sako, tu, Martina, norėjai šiais metais disciplinos. Aš kiekvienais metais įsikeliu savo kažkokią temą. Tai praeitų metų mano tema buvo disciplina. Aš keldavau 5 ryto, rašydavau valandą, eidavau į darbą, grįžus sportuodavau, rašydavau vėl, su draugais susitikdavau kartą per mėnesį tik. Tiek savo dėmesį visą sutelkiau į savo emocinę sveikatą, psichikos sveikatą. Aš fizinę faktiškai nesirūpinau, nei aš tikrinausi kažkur. Ir tada man gydytoja sako, žiūrėk, o dabar sako, kūnas, davai, man dėmesio duok. Tai visiškai kitos, sakau, temos buvo pas mane ir šiek tiek jauties tokia atsijungusi nuo visuomenės, nuo kitų žmonių, kurie gyvena tą paprastą gyvenimą. Aš nenoriu sakyti žodžio normalus, nes man atrodo, kad kiekvienas mes turim tą savo normalų gyvenimą, kokį jį kūrėmės. Bet tas paprastas, tas toks, kokį tu žinojai visą laiką. Ir dabar teko taip visiškai kardinaliai, bet dabar, kai jau viskas į pabaigą, aš taip džiaugiuosi, kad aš tą praėjau. Taip, aš buvau našta, pripažįstu. Ir su pinigais ten nebuvo visada viskas labai gerai, kai tu nedirbi, bet kiek aš viduj gavau daug bagažo ir kokią aš dabar jaučiuosi turtinga ir kokią aš jaučiuosi drąsi gyventi, to tikrai nebūtų buvę, jeigu aš nebūčiau susirgus vėžiu iš tikrųjų. Įdomu, kad reikia to, žinai, tokio priverstinio. Ir aš taip
noriu truputėlį įlysti vieną teritoriją, kuri visiškai ne mano yra. Nu, tokia, žinai, biški bijau ten lysti, nes ta tema aš nelabai turiu, kaip čia pasakyti, įrankių kalbėti, bet pabandysiu. Tiesiog aš šiuo metu esu vieną knygą, kurią klausau. Yra Gabor Mate, kai kūnas sako ne, when the body says no. Ir ten, iš esmės, nu, taip, jeigu jisai kalba apie psichosomatiką, žinai, ir kaip tam tikros lygos turi tą psichosomatiką. Ir man taip įdomu, aš tavo istorijas klausau. Ir čia toks atrodo kaip priešingas pavyzdys, žinai, nes jis kalba apie tai, kad lygos, ten išsėtinė sklerozė, ir ten, sakykim, tas pats vėžys, nu, dažnai gali būti sukeltas kažkokių tai psichologinių negalavimų, užgniaužtų kažkokių tai dalykų ilgą laiką ir taip toliau. Nu, realiai kas sukelia stresą, bet ne stresą, kaip mes įprastai suprantam, kaip tokį momentinį stresą, bet būtent tą tokį lėtinį stresą kūne. Ir iš to ten, sakykim, atitinkama kūno reakcija ir kad kūnas ir protas yra viena. Žinai, jis apie tai kalba. Tavo istorija, kita vertus, aš girdžiu, žinai, tą tokį, kaip tik tu atrodo labai susifokusuoji į protą, bet palieki kūną, neapleidė. Tai man įdomu, gal visų pirma išgirsti tavo, žinai, nuomonės, nes, kaip čia, žinai, turbūt tą temą gvildenti, kai tu tik ką sužinai tą diagnozę, būtų labai nesąžininga ir negražu, žinai, bet gal dabar mes galime apie tai pasikalbėti ir kaip tu jautiesi. Iš tikrųjų, aš gvildenau tą temą. Vos susirgusi, iš tikrųjų, aš ją gvildenau. Čia tokia, mano artimieji bent jau sako, nu kam tu kalbi tą temą. Bet taip, tai, kad aš susirgau vėžiu, pas mane šeimoje nėra žmonių, kurie sirgo vėžiu. Aš esu tokia pirmoji. Ir taip jis yra nuo lėtinio streso, šitas vėžys. Ir nuo to, kad tas pasakymas, aš pati savo jį įsivariau. Nes aš labai save graužiau dėl vieno įvykio savo gyvenime, kur aš save labai labai kaltinau, kad aš kitam žmogui padariau negražų dalyką. Negerą dalyką ir nors tai nebuvo iš tikrųjų, kaip, nebuvo vien mano kaltė, bet aš ant tiek norėjau savo sąžinę išgryninti, kad aš nuolatos galvojau, kad mane turi gyvenimas kažkaip nubausti, nes aš įskaudinau kitą moterį, aš ten buvau su jos vyru. Žodžiu, visas tas toks nuolatinis, bet tai aš graužiau save metus virš, kol man ta mano kaltė visa suėjo į tą gumbelį, kuris ir pasireiškia kaip vėžys. Tai taip, tai yra, nesakau, kad visos, ta prasme, lygos ar ne, ar visi vėžiai, nu, tai yra ir paveldėta, žinoma, yra ir dėl kitų dalykų, bet jo, aš pati savo atsakinėjau į šitą klausimą ir aš tikrai net sapnavau ir galvojau, kad tai yra man bausmė už tai, ką aš padariau. Tai dar buvo didesnė emocinis toks krūvis, kad tu vėl galvoji, kad tai čia jau yra tas mano išsigryninimas, jau čia dabar man visos nuodėmės bus atleistos ar ne už tai ir dabar aš dėl to kentėsiu. Nes aš galvoju, moteris kokius ginklus turi, plaukus ar ne, gražiai išvaizdą, blakstienos antakiai. Aš viso to netekau. Iš manęs buvo atimta tai, ką aš galvoju, kuo aš naudojausi, kad padaryčiau blogą dalyką, ar ne? Ir dabar man atimė, tau pamoka. Visi man iš tikrųjų sakė, šiaip tai nesąmonė, bet sako, ta prasme, tai, kad tu pati savo įsivarai, tai taip. Ko tu tiki, taip ir yra. Taip, tu save kaltinai, tu save graužiai. Ir tu savo neatleidai labai ilgą laiką, tu to nepaleidai, to jausmo apie save, kokia tu esi bloga ir tai išėjo į tokį dalyką negražų. Tai taip, ir iš tikrųjų aš kai susirgau, aš labai nenorėjau klausytis kitų vėžio istorijų, aš nesidomėjau nieko, aš ateidavau pas gydytojus, mane pasako, aš grįžtu, viso, man tiek užtenka, aš labai nenorėjau pradėti gyventi kitų gyvenimus kažkaip ar lyginti, o man taip, o tau taip. Bet kuomet man operacija įvyko, natūralu, kad tu paguldytas būni su žmogum, kuris irgi tą patį gydosi, sanatorija, ta pati. Ir kiek aš bendravau, ne su daug moterų, bet su kuo aš bendravau, tai visom iš tikrųjų yra tas pats.
vienas nepaleido to, kitas nepaleido ten, mirė artimasis, negalėjo paleisti, save kaltino dėl to, kad mirė. Kitas užsigraužė ten irgi dėl kažkokių gyvenime padarytų dalykų. Aš nenoriu taip visko pasakyti, kad čia dabar mes visi, jeigu save graušim, tai mums visiems vėžys bus, bet vat ten, kur aš sutikau, tai iš tikrųjų, kas nepaveldės, tai tam iš tikrųjų ateina nuo streso. Iš kur tas vėžys? Kažkaip kiti sakė, tai čia nuo COVID, nuo skiepų. Aš labai abejoju, tai tada mes visi, taip paimtume ir sirgtume. Bet, šita vieta, šitas nušvitimas tai buvo man wow. Ir aš, kadangi pati sugebu save išgydyti, kuo susergu, aš sėdėjau vieną dieną ir rašiau 7 valandas. Be sustojimo aš rašiau. Rašymo vipasaną. Tai, aš išsirašiau viską, dėl ko aš save kaltinu. Visą tą istoriją išsirašiau, kas, kaip, kodėl, kaip aš jaučiuosi, dėl ko aš blogai jaučiuosi, dėl ko aš gerai jaučiuosi. Aš ten ir verkiau, ir mane pykino. Žodžiu, visas toks apsivalymas, tikrai to žodžio prasme. Ir tada, žinokit, man pagerėjo, aš paleidau iš tikrųjų, aš daugiau tikrai nebegalvojau, kad tai yra dėl to, kad aš esu kažkokia kalta, tai yra dėl to, kad aš iš tikrųjų stresavau lygioj vietoj ir save kaltinau tikrai be reikalo. Tai galėjo praeiti labai lengvai, bet aš nusprendžiau sunkesnį kelią. Ir tada po to aš susikoncentravau labiausiai ties to, kad aš turiu tiesiog pasveikti. Aš turiu turėti jėgų ir turiu turėti resursų, ne tik fizinių, bet ir emocinių, ir aš turiu nustoti ėsti save. Jo, čia aš galbūt ir žiūrovams labai noriu užakcentuoti šitoje vietoje, kad svarbu yra ne tai, kas įvyko tavo gyvenime, o kaip tu į tai reaguoji. Jo, ir čia ta reakcija plačiaja prasme, ir jeigu tu jauti, kad ten yra kažkokios mintis, kurios nuolat sukasi, tai jau yra, tai tikrai lėtinis stresas natūraliai iš to kyla ir tu turi tai praspręsti. Aš pats tikrai ilgai buvau užstrigęs irgi tokiam visiškam užsidarime emociniam. Man beje labai padėjo pažeidžiamumo galia Brené Brown. Aš su jie ten, nežinau, kiek laiko praklausiau, pravažiavau, ten yra toks kaip kursas, mes jį paskui išvertėm, išleidom ir čia toks, žinai, buvo vienas iš tų momentų, kur jaučiu, kad labai svarbus mano misijos žingsnis įvyko, nes žinau, kad daugam ta knyga padėjo ir man pačiam tikrai buvo toks būtent, nes esmė tame, kad kai mes, tarsi įvyko kažkoks įvykis. Ir kam ko nepasitaiko, čia, kaip tu sakai, tu istorijų prisiklausai žmonių ir supranti, kad ten tai, kas tavo gyvenime įvyko, yra kartais net juokinga lyginti su kitų gyvenimais, bet esmė, kaip mes tai reaguojam ir patys viduje tą uždarom, kartais sakom, ne, čia nesvarbu, čia aš apie tai nenoriu kalbėti, žinai, ir kol nepaleidi, kol neįvyksta tas paleidimas, tai tol mes ir kenkiame savo. Taip, ir tuo didesnį statomės pas save ten tą bagažą ir jį po to nešamės toliau į tolimesnį gyvenimą ir negali tu pradėti naują etapą, negali pradėti kokybiškai gyventi, jeigu tu tempies tą visą bagažą. Ir čia pas mane tai tokios sudėtingesnių būdų išsireiškia galbūt ar ne, bet, kaip čia sako, lesson learned. Ja, žinai, gal būna nepastebėjai kažkokių švelnesnių ženklų. Taip. Tu nematai dar, žinai. Taip, todėl, kad tikrai aš visada galvoju, aš esu labai stipri ir aš pavarysiu ir aš pavarau ir man čia kaip vanduo nuo žąsies. Bet viduje iš tikrųjų tas kaupėsi, nesvarbu, kad tu sakai, viskas man gerai, viskas susitvarkė. Tavo organizmas šiek tiek kitokius ženklus rodo. Tai šiaip tai juokinga buvo, nes prieš susergant vėžiu, ten metai, nustojau vartoti alkoholį. Ta prasme, pradėjau ten vos nesveikai viską, emocijos, knygos skaitomos, psichologinės, valgomos tiesiog. Ir toks, man draugai sako, gal tu pradėk klausyti, gal to šampaną atidarysime. Sakau, toks, šiaip atrodo, kartais pažiūrė atgal, žiūriu, kad galbūt kažkaip tas gyvenimas tave vedė prie kažko tokio, tas ruošimas, tas alkoholio nevartojimas, nes paskui per chemoterapiją nelabai galima, nerekomenduojama, bet leidžiama vyno taurė, ten raudona, ar ne, jeigu labai norisi. Man sakau, toks ruošiaus pati, emociškai labai daug ruošiausi.
iš to darbo išėjimas, netgi paskui gal buvo, dar kol dirbau, buvo toks momentas, pasiėmiau savaitę atostogų ir galvoju, niekur nevažiuosiu, būsiu čia Vilniuje, namie ir pažiūrėsiu, koks gyvenimas yra, kai aš neturiu darbo. Apsimesiu, kad neturiu darbo. Tai buvo kokie 5 mėnesiai prieš sužinant apie vėžį. Man tai patiko, aš nueinu į kavinę, aš atsiverčiu kompiuterį, aš rašau, aš susitinku pietauti su drauge, be jokio streso, toks pati savo tą laiką dėliojasi. Jau kažkas pasisodino, matyt pas mane, kad patiko, davai, pasižiūrim. Tada tas planas mano, kad aš per vasarą pagalvosiu, ką aš noriu veikti. Vėl toks viduj, tiesiog ta mintis tokia stovėjo ir garsiai šaukė, kad reikia, Martina, tu pagalvo, kad iš tikrųjų nori veikti. Nes vis tiek virš 30 jau reikėtų kažką. Aš nesakau, kad kiekvienam tai yra, kad reikia kažką savo, bet tikrai ilgą laiką, sukandusi dantis, būdavo tokia, kur man reikia rėmų, aš pati nesugebėsiu nieko pradėti, aš nežinau, ką aš noriu pradėti ir tikrųjų ilgą laiką nežinojau, ko aš noriu. Žinai, maždaug sritis, kur čia kaip, bet toks, o kas tas yra, kas tas, mes žmonės norim to tikslumo, to tiksliai, koks tas mano pavadinimas bus, ką aš darysiu, tas etiketės tokias, vėl tas saugumo jausmas, kad tu gali kažkam susitikęs pasakyti, mano vardas toks ir aš darau tą ir tą. Aš žinau, kad kai aš susirgau vėžiu, man pasidarė, galbūt dėl to, kad aš pati neturėjau to darbo ir man toks galvoju, ko jūs čia mėta tas etiketės. Aš Martina ir aš bedarbė ir aš gydausi vėžį. Aš tiesiog žmogus ir aš džiaugiuosi, kad aš noriu gyventi šitoj situacijai. Vis pradėjau galvoti, visi žmonės, Petras, vadovas, vadybininkas. Galvoju, ar tai apibrėžia mus kaip žmonės, tas pavadinimas pareigų. Sakau, galbūt tai buvo man tokia paguoda ir tokia gynyba, nes aš neturėjau to tokio pavadinimo. Bet ilgainiui tikrai pradėjau galvoti, neužtenka, kad mes tiesiog esam žmonės, turim norą gyventi, atsibusti, valgyti. Dažnai pradėjau tokius labai primityvius dalykus vertinti, kai susirgau vėžiu. Kad, pavyzdžiui, dabar, kad aš galiu į saulę išeiti, nes kol man buvo chemoterapija, aš negalėjau saulėje būti. Aš turėjau ilgom rankovėm viską užsidangšiusi būti, nes mane degina. Oda visą degė. Daug dalykų. Laiptais, kad galiu užlipti neuždususi. Toks, aš kaip vadinu, man vėžys buvo nunulinimas manęs visiškai. Iš to tokio tukšt. Ir dabar pradėk nuo nulio, įvertindama visai kitus dalykus. Jo. Įdomi tema tas etiketės, žinai, kažkaip aš taip bekalbant galvoju, žinai, viena vertus gal svarbiausia tų etikečių neturėti yra santykė su savim. Žinai, kad aš nesu, žinai, ten vadovas, kaip sakai, arba sportininkas, bėgikas, tiesiog, aš esu žmogus, bet santykėje tarp žmonių, ypatingai naujai užgimstame santykėje, žinai, tai visada atrodo, kiekviena tokia detalė tarsi suteikia kontekstą tolimesniam ryšio mezgimui, nes kai tu esi tik tai žmogus, tai tu labai sunku bendrauti, nebent kitas yra, kuris yra irgi vertina tai, kad mes esam tiesiog, žinai, verti gyventi, savivertė mūsų ne pasiekimai, ne mūsų profesinis statusas formuoja. Labai reta, man atrodo, tokių. Labai reta, bet pavyzdžiui, Korėjai pokalbio užmezgimui, man kas labai patiktų, kad ir Lietuvoje, tai būtų pokalbio užmezgimui, jie paklausia, koks yra tavo asmenybės tipas. Tai pagal Briggs-Myers ar pagal kurią sistemą? Pagal MBTI. Tai čia Briggs-Myers, jo. Taip. Jie šito pasiklausė. Čia yra vienas pirmųjų klausimų, kai jie susipažįsta su žmogum. Man tai yra nuostabu. Atrodo, pasakai, gerai, žinai, jis introvertas ar ekstravertas, žinai, ar gali toliau lysti prie jo, ar jį palikti ramybėj. Toks visai atrodo kitas mindsetas ir tada, aš nesakau, kad galbūt visi ten, aš tiesiog esu taip skaičiusi, kad ten tikrai labai yra populiaru ir jie daug kur pasirašo, netgi ten socialiniuose tinkluose, ar ne, koks jų yra šitas asmenybės tipas. Man galvoja, man taip faina, ne? Aišku, čia žmonės turi ir domėtis tuo, koks skirtumas, kad aš pasakysiu ten tas savo 4 raidės, jeigu kitas nežino ir toks bus
nu, ir ką čia pasakai. Bet man kažkaip šitas gražu, bet sakau, galbūt man tai buvo skaudu dėl to, kad aš to neturėjau. Ja, tas irgi man atrodo visai. Nors kitiem atrodo, oi, tai čia tu daug svarbesnį dalyką darai, ar ne, ten gydaisi. Nu, bet vis tiek, kadangi visuomenė yra tokia, normalu, kad ir tu savo užsikrauni tai, kad aš šiuo metu neturiu jokio statuso, neturiu tos etiketės ir aš dabar esu, niekas. Taip. Ir tą labai blogina visi tie socialiniai tinklai, kur tu vienareikšmiškai įsijungi ir matai, tas tą daro, tas ten keliauja, ir tu toks jautiesi, žinai, nors ir nematai visko, kas nepaustina, visko, kas šiandien blogai jaučiasi, kas nenuotaikoj, kas skiriasi, nežinau, viso to tai tu nematai, tu tik matai žmonės, kurie turi kuo pasididžiuoti, pasidžiaugti. Nesok, o ką, turimgi džiaugtis. Jo, bet turiu omeny, kad... Kaip daliname su kitais ir patys labiau džiaugiamės. Taip. Bet tiesiog, kad tai sudaro tokias labai kreivą pasaulį ir tada tu tik tai blogiau nuo to jautiesi, būdamas tokioje situacijoje. Labai įdomu man, kai tu papasakojai šiek tiek, ten buvo psichologija, ten, žinai, rūbai, ten tokios skirtingos temos, man iš karto priminė tą Steve Jobso kalbą, žinai, kuris pasakoja apie tai, kaip viskas, ką tu darai, kažkada apsijungia, žinai, tie visi taškai. Tai dabar tavo vasara ir kur tie tavo taškai apsijungia, tai vainikuojant mūsų pokalbį, kas toliau? Iš tikrųjų, aš vieną knygą skaičiau, Jūsų gyvenimo tikslas, berods, vadinasi, tokia lengvas, iš tikrųjų toks skaitimas, bet labai man patiko mintis, kad jau vaikystėje mes žinome savo tikslą. Mes tiesiog jį pametame, kol mum yra visuomenės diegiama, galbūt tu mokykis, šitas darbas geriau apmokamas, studijuok tą, kad tu būtum tas, ar ne? Bet jau vaikystėje, ir ten buvo parašyta, vaikystėje pagalvokit, kokia buvo jūsų profesija, jūsų svajonių profesija. Ne? Mano svajonių profesija buvo mokytoja. Mokyta. Ir aišku, tu taip natūraliai supranti, mokyta prie lentos ar ne, ten kažką rodai. Perskaičius tą knygą, aš pagalvojau, kad, man patinka inspiruoti žmonės, man patinka dalintis kažkuo, motyvuoti juos. Nevadinu to mokymu gal tokio, ne, bet tas toks, kaip ir tavo, sakykime, laidos, ar ne, jos motyvuoja, jos kažkaip įkvėpia, tu kažką sužinai. Čia irgi yra kažkoks mokymas kitų žmonių, ar ne, kitų žmonių, kaip čia, klausytojai mokosi iš kitų žmonių, kad galbūt man taip įsikvėpti kažką, man viskas eidavo per tą inspiraciją, motivaciją kažkokią ir aš tada galvoju, aš jau mokytoja nebūsiu, vokiečių mokytoja, nebūsiu, nors man labai patinka iš tikrųjų akademinė aplinka, beprotiškai, bet galvoju, nebūsiu, tada, Bet aš kažką tokio norėčiau. Savo socialiniuose tinkluose aš pakankamai daug dalinuosi tiek savo rūbų deriniais, aš kiekvieną dieną rengiuosi vis kitokių derinių ir daug kas mane dėl to pradėjo sekti. Daug kas pradėjo sekti dėl vėžio. Tai prasme, daug tokių vietų susidėjo, kur aš galvoju. Gerai, kaip man apjungti tą mano psichologiją, tą domėjimąsi, aš neturiu jokio irgi laipsnio, bet tiek, kiek aš pati per savo praktiką praėjusi, per iš tikrųjų ilgametę labai praktiką, tiek psichoterapeutės kabinete, tiek skaitant knygas ir domintis, bet kaip tą apjungti, tą stilių, nes daugelis ką stilių supranta, stilistas, ne, aš tau parenku, tas, tau tinka, tavo odos spalva tokia, tau tinka tokia spalva, tau pagal kūną tas tinka. Man, kaip žmogui, kuris nelabai mėgsta taisyklės ir kai jam nurodinė, aš labai pati nenoriu nurodinėti kitam žmogui, sakykime, ne? Ir mano sekėjus pasako, gal tu kokias pamokas darysi, kaip tą savo stilių susikurti, kodėl tu gerai atrodai su džemperiu ir džinsais, aš atrodau kaip šiukšlėse eidama išnešti, ne? Kaip tu čia taip padarai, gal tu pamokysi. Ir aš pradėjau galvoti, kad, taip, stilisto darbas yra, fainas, aš pati to nemėgstu, aš esu bandžiusi ir spintas tvarkyti, tai yra baisus dalykas. Dabar eiti knistis kito spintoje ir dar būna, kad aš to neišmesiu, man šitas labai patinka. Gerai, tada pasilikite. Toks, kai tu eini ir už kitą kažką padarai. Ir aš tada pagalvoju, o jeigu aš pabandyčiau pamokyti
moteris, galbūt paskui ir vyrus, kaip jiem patiem tapti paties savo stilistu, kad jam nebereiktų galvoti, kad jis žinotų, kur inspiruotis, kad jis žinotų, kas jam galų gale patinka, nes čia toks nukrypimas, sakykime, link to stiliaus ir įvaizdžio, tai kodėl žmonėms taip sunku atrasti tą savo stilių? Dėl to, kad žmonės nežino, kas jam patinka. Nes yra tiek įbrukta, kad aš dar be to negaliu rengtis, aš negaliu taip plaukų susirišti, nes man ten, nežinau, ausis atliepusios. Net labai daug įsitikinimų savy laikomų, man vyras neleidžia, man amžius nebeleidžia, kaip aš čia atrodysiu, ką kiti sakys. Tai čia yra pirmasis dalykas, kurio reikėtų atsikratyti, aš manau. Tai tada jau galima pradėti kalbėti ir statyti pamatą tam tavo stiliui, kas tau iš tikrųjų patinka. Apart to, kas tau įdiegta, kaip tu turi atrodyti. Tai aš tiesiog pradėjau galvoti, kad čia iš tikrųjų labai daug psichologijos yra šitoj vietoj. Ir dabar taip esu išsikūrusi savy, visgi įgyvendinta savo vaikystės turbūt svajonę ir tapti mokytoją netradicinę. Toks perkeltinė prasme tą mokytoją, bet kol kas dar nesiplėtoju, labai stipriai apie tai kalbėdama, bet jaučiu savo tokį įsipareigojimą, kad visgi čia turbūt būtų ta vieta, kur aš nesijausčiau įstatyta į tuos rėmus kažkieno, kažkam dirbanti, o daranti savo, pati atsakinga už save. Ir aš galų gale, aš matau prasmę tame, jeigu moteris klausia, ar kaip padėk, kaip tą padaryti, iš kur tu taip padarai. Pagalvojau, kad galbūt aš ten neturiu laipsnio nei psichologinio, nei aš ten baigusi mados kažkokių mokslų, bet turbūt, kad kartais ta praktika irgi yra labai svarbus dalykas, ką tu per gyvenimą sukaupi. Ir kiek žmonės mato tave, nori iš tavęs mokytis, kiek tu juos gali įkvėpti. Ir čia savo aš irgi turėjau labai stipriai užminti ant tos vietos, kad tu neturi diplomo, vadinasi, tu to negali daryti. Man čia toks, aš nežinau iš kur, man toks, tiesiog išugdytas. Bet tai daug kas turi, žinok, čia labai stiprus, tai. Siaubekas, tiesiog, tai pagalvoju, ar čia iš to sovietinio kažkokio, tai nežinau, kad mūsų tėvai tą darė, ar tai yra diegta kažkaip, aš tikrai nežinau, iš kur tas yra, bet jo, man irgi galvoju, kas manęs klausys, jeigu aš, nepamosuosiu, žiūrėkite, kad aš ten neturiu 100 000 sekėjų, irgi tada galvoju, tai kas čia, bet tada pagalvojau, pirmiausia, reikia pradėti nuo tų labai mažų žingsnelių. Įsivardinti savo tikslą, kad gerai, man tikslas yra, 6 moteris apmokyti, kad jos iš tikrųjų išsineštų ir sakytų, dabar pati galiu eiti apsipirkti ir man nesisuka galva, ten kai sako, kaip tau neapsisuka galva, sakykime, aš labai mėgstu humaną. Aš nueinu, žinokit, aš ten už 1 eurą, nuoširdžiai, žinokit, galiu nuo galvos iki ko apsirengti ir gerai apsirengti. Ir tai žmonės, kaip tu ten ką nors randi? Jėzus, ten pilna nesąmonių, sakau, jūs žinot, ko jūs norit ir ko jūs ieškat ir kas jums patinka. Ir jūs ateinat ir ta gausybė tiesiog overwhelmed iškart ir tada nieko nebesinori. Sakau, eini žiūri, atsirink, kas tau patinka, koks rūbas šaukia, kad čia esi tu. Tu prasme, daug tokių yra iš tikrųjų taisyklių ir sakau, tą praktiką tokią, kai sukaupi, aš galvoju, jeigu moteris, tikrai nori, klausia, jom įdomu, jis kažkaip galbūt ir pasitikė manim, tai tada galvoju, gerai, ten, ta maža grupelė, tai gal būna pirmas žingsnelis. Ne, ką man čia reikia užsibrėžti, kad aš ten noriu, nežinau, visą gyvenimą tą daryti. Labai fainą knygą dabar skaitau, irgi labai paprasta, valtininko, tinklaraštininko, kaip apginti savo svajonę. Toks paprasti elementarų žingsneliai. Matai prasmę, pirmyn, krypti, pirmyn, maži tikslai, pirmyn. Ne kažkokį globalų jau galvoti, čia kaip aš milijonus, skaičiuosiu ir čia kokia aš būsiu žvaigždė. Ne tame esmė iš tikrųjų. Esmė, kad tu viduje jaustumės, kad kiekvieną rytą atsikeli ir galvoju, dabar tai tikrai prasmingą dalyką padarysiu. Tai aš sakau, aš labai bijau prisikalbėti, bet aš labai norėčiau, kad tas įvyktų. Smagu matyti, kaip iš tikrųjų pas tave tie taškai jungiasi. Tai aš tikiu, kad, bet ir vėlgi, žinai,
tas principas, apie kurį tu kalbėjai, man jisai taip patinka, žinok, aš jį visada gyvenime naudoju, aš jį MVP vadinu principu, Minimum Viable Product. Valtininko knyga, negaliu nepaminėti, yra įgarsinta audio knygoje, jisai pats ją įsigarsina, audiotekoje yra, bet apie patį principą, tiesiog pavyzdys irgi iš mano gyvenimo, aš dabar, pavyzdžiui, turiu vieną temą, įpročiai, kuri man yra labai įdomi ir aš ten turiu užsidegę, žinai, didžiausią planą, ką iš tos temos padaryti ir nieko kol kas konkrečiai nedėlioju, nes žinai, tam, kad įgyventi tą planą, aš turėčiau ten 2 metus atsidėjęs dirbti ir čia kurti kažką ir tada, žinai, jeigu paleisčiau ir paaiškėtų, kad, tai ne mano dalykas arba kažkokia, žinai, esminė prielaida pražiopsota yra, tai aš būčiau iššvaistęs ką tik 2 metus laiko. Tai ką aš darau? Aš pradedu nuo kažkokių mažų žingsnių, kurie padeda man pasitestuoti, ar ta tema man apskritai limpa. Aš kaip ir žinau, kad gerai, mano gyvenime ta tema tikrai labai reikšmingą vaidmenį vaidino ten 10 metų, aš ten įpročių temoje, ten mano pirma audio knyga buvo apie įpročius ir atrodo, ir aš apie tai kalbu ir žmonėms įdomu, bet, tarkim, aš paleisiu tos mokymus, man reikės daryti komunikaciją elementariai, žinai, gerai, tai kokia komunikacija, kokį mažiausią žingsnį galiu padaryti, galiu reelsą sukurti, žinai, kažkokią mikro vieną ten mintį pabandyti išreikšti, žinai, ir kas įdomiausia, kad ir kaip man šitą temą limpa, kad ir kaip tas planas skamba puikiai, aš pasibandžiau keletą tokių reelsų padaryti tą temą ir kažkas nesijungia. Žinai, va taip išleidžiu ir toks nei pats labai daug energijos turiu tą daryti, jau, va, žinai, planau kas 2 savaitės po vieną padaryti, jau 1,5 mėnesio nepadariau, žinai, nors 2 pirmus ten padariau greitai ir dingau, žinai. Ir taip, ne kasdien grįžtu prie tos temos. Ir jaučiu, žinai, kad kažkas yra ne taip. Kažkoja prielaida pražiopsota, kažkas ir dabar, vat, kol aš neišsiaiškinsiu, kas yra ne taip, aš nedarysiu to viso didžiojo plano ir galbūt tiesiog ta tema man nelimpa. Iš esmės, žinai, ir tada aš ją paleisiu. Bet labai gerai, kad aš nebūsiu įdėjęs jau ten, bet kiek pastangų. Taip, nebūsiu žengęs to tokio žingsnio ir nesusirinkęs visko, kas, tam žingsnėje yra. Ir va, dar Valtininko knygoje man labai patiko tas pasakymas, kad čia yra tavo svajonė, ne, tu eini link jos, bet tu nebijo, kad tu eidamas link tos svajonės dar naują atrasi svajonę. Tai čia tas toks, vis tiek tu turi eiti kažkur, tu turi eiti prieki. Aš tai jau jaučiuosi kaip, net nebegaliu nusėdėti, aš noriu tą daryti, bet aš visą gyvenimą tokia buvau, aš užsidegu, aš darau ir aš perdegu greit ir viskas. Toks vieną koją pradedi, jau ten, žinai, apsiskelbi ir tada būna šitas irgi. Tai todėl aš dabar galvoju, aš tikrai atsargiai kalbėsiu, tai yra, čia ne paslaptis kažkokia, kad tai yra mano svajonė, savo kažką turėti, ar ne, kad tai būtų ir su rūbais susiję šiek tiek, ir su ta psichologija, ir su to pačiu rašymu. Ir aš iš tikrųjų, aš labai norėjau rašytoja būti. Per vasarą galvojau, rašytoja tikrai būsiu. Lietuvos sudėtingas rašytojas, tai čia kita tema, bet toks galvoju ir dabar. Neužsibrėžk, Martina, ten tiek daug į priekį ir nepulk stačia galva. Aš sau duodu šią vasarą apsigalvoti, apsidėlioti, ar aš tikrai turiu ką pasakyti tą temą tiek, kad aš galėčiau, pasidaryti irgi kažkokį kursą, ar ne, už kurį kitas dalykas, žmonės turėtų mokėti. Yra viena, kur sako, pamokyk mane, kaip susikurti savo stilių, yra kitas dalykas, kai tu pasakai kainą. Tada pradeda žmonės galvoti, gal man tas stilius mano geras visai. Čia irgi yra ta baimė tokia. Bet iš kitos pusės, jeigu tu nebandysi, netgi jeigu sufeilinsi, netgi jeigu nepavyks, aš šiuo metu aš jaučiu, kad aš turiu tą padaryti. Tiesiog aš turiu aš jaučiu savo skolingą. Už tai, kad aš prasirgau ar ne, aš turėjau tiek laiko, aš turėjau sugalvoti, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Aš sugalvojau. Dabar veiksmai turi eiti. Ir aš taip atsargiai irgi labai dėliojus po mažą žingsnelį, pati save dar apmokau, nes tikrai nėra taip, kad aš ateičiau, žinai, ir ten kelias valandas ir galėčiau šnekėti. Tu turi irgi savo daug ką išmokti, kaip komunikuoti, kaip pristatyti. Nes aš daug tokių temų norėsiu paliesti, kurios susijusios su to stiliaus kūrimu, bet tuo pačiu apima ir psichologiją. Tai dar jau pati turi daug ką išmokti, plus visi kiti dalykai.
galų gali, svetainę kažkokią pasidaryti, ar ne, nu bent vieną lapuką, kur būtų viskas rašyta, pasireklamuoti kažkur, nu kažkaip išeiti į tą tokį eterį, nu kažkokį pristatymą, pavadinimą, kaip tai vadinsis, koks tai bus šūkis. Daug tokių dalykų susideda, kurie man, kada aš žinau, kad tai yra iš tikrųjų mano, kad aš turiu tą daryti, aš labai gerai pasitikrinau prieš tą kelionę į Singapūrą, nu šitą kelionę miniu, aš turbūt visą gyvenimą minėsiu, nes ten buvo tiesiog random toks dalykas. Atlikėjas iš Korėjos, nekoncertuoja Europoje, vieninteliai bilietai į Singapūrę per perpardavinėtojus, kur tu nežinai, ar tu gausi tą bilietą, ar nesusimokės. Ir aš nusipirkau, aš pradėjau galvoti apie tą mintį, aš 4 dienas negalėjau nieko valgyti, nieko gerti, man viskas va taip kilo leidasi, aš vieną apie tai galvoju ir mama sako, ar tau netrodo, kad čia jau aiškus atsakymas, kad tu turi pirkti tą bilietą. Aš nusipirkau tą bilietą, aš nebuvau gyvenime laimingesnė, aš išpildžiau savo svajonę ir mano kūnas man pasakė, kad tu turi tai daryti. Tai dabar, kada aš pradėjau gildenti tą mintį, kad galbūt norėčiau kažkokius mokymus savo turėti, man vėl pradėjo visas dienas vos pagalvoju ir toks, sukyla ir tada galvoju, jo, turiu daryti. Geras. Neišeis kitaip, aš turiu savo, sakau, kažkokią savo skolą. Jaučiuosi, kad aš savo skolinga. Štai, kad praėjau šitą visą šitą tamsą etapą. Tai va, ir nebėra tos baimės, kad nepavyks. Nepavyks. Anksčiau galvodavau, tai ką žmonės sakys, tai pradėjo ir nesigavo. O dabar galvoju, ir ką, ir tegul sako. Ar seksis ar nesiseksis tiek visi kalba. O koks man dabar iš tikrųjų skirtumas? Ja, šiaip aš su to nepavyks, paskutiniu metu vis susiduriu, turiuomenį žmonės, jis rašo, nežinau ar pavyks, ir aš taip pagalvoju, kaip čia pasakyti, ar net negali nepavykti, turiuomenį. Kažkas iš to išeis. Būtent, jo, ir tu ten žengi kažkokį žingsnį, ir kažkurie žingsniai taip, jie nepavyks, bet kai tu priimi, patikrinkim. Ar tas būdas veikia, patikrinkim, ar tas veikia, nežinau. Ir tu kažką sužinai, ir, nežinau, ta pati idėja su įpročiais mano, ar čia dabar nepavyko. Nežinau, kol kas tiesiog aš netradau dar būdo, kurio, o net jeigu nuspręsiu, kad geriausiai tos temos negvildenti, nevystyti toliau. Jau žinosi, kad nereikia, o kol nepabandysi, tol to visada ten ta mintis kažkaip voliosis galvoj. Taip, kol nepabandai, tol nežinai. Ir man tai atrodo, kad daug geriau bandyti ir gerai sufeilinį nepavyksta. Galbūt tam kelyje einant lik to tikslo, tau kažkur sakysi, žiūrėk, man gal čia dar labiau patinka. Ta prasme, tai nebūtinai, kad tu turi jau kažkokią viziją, ar galų gale, kad turi prieš visuomenę būti kažkoks skolingas, jaustis, kad man čia turi pasisekti, žinai, nes aš pasisakiau, kad to noriu. Ir kiti būna, kad tas ten ir tą daro, ir tą daro, ir tą daro, ir tą daro, neapsisprendžia. Bet tai tam ir yra gyvenimas. Negi tu gimsti, atsistoji vienas vėžės ir tiesiu keliu. Taip, žinai, kaip žirgam būna arkliam. Tai tu turi bandyti, o koks gyvenimas atrodo, bet tos šiek tiek rizikos. Jo, visuomenė, tai jie tik labai mėgsta vertinti, žinai, viską, nes jie, tiesiog, jiem tai padeda apie save geriau jaustis, kai jie, žinai, kažkaip. Bet kas dažniausiai vertina žmonės, kurie ilgą laiką daro tą patį, kurie, tuo keliu ir sakau, ir taip eina ir sako, aš atradau save ten labai jaunas. Šiaip valio, iš tikrųjų, jeigu žmogus tik jaučiasi gerai ir jis ten dirba, nežinau, samdomą darbą, aš jokio darbo nelaikau blogu ir jeigu žmogus galvoja, kad jis yra, ten, nežinau, afigienas koks, nežinau, šiukšlių surinkėjas galų gale, ar ne? Aš kartais vedžioju šunį ir atvažiuoju pas mus prie konteinerių ir ten iššoka tie virka, aš kartais pagalvoju, jaučiu, kaip būtų įdomu, užšokė ant tą įsikimbi ir važiuoji. Tokia mintis, kiekvienas darbas yra kažkuo įdomus. Taip, aš esu matęs tokių užsidegusių šiukšlių surinkėjų, kur aš žiūriu, žaviuosi tiesiog. Ir kaip jie, kai kurie būna ten, muzika atrodo tokį net ritmą kažkokį įgauna ir ten esu matęs, kur taip žaviai visą tą daro, kad galvoju, amazing. Taip, man, pavyzdžiui, man nuostabiai atrodo darbas bibliotekoje. Aš taip galvoju, vau, aš turiu savo biblioteką prie namų, aš ten ir tas bibliotekininkės visas pažįstu ir taip pabendraujam ir ilgiau užsibūnu. Ir aš taip galvoju, koks afigienas darbas, tai ištisai būni prie knygų. Visada lėties, visada naujas gauni, ne?
Nu, tai prasme toks, nežinau, man ta atmosfera tokia faina, bet ar aš save ten matyčiau? Aš nematyčiau turbūt savęs. Aš galbūt per daug, kažkokia veikli, gal man ten būtų per mažai judesio, bet šiaip, kai pagalvoju, aš jom pavydžiu, kad jos rado, ne, ir jom ten patinka ir tinka, nes jos eina ir, oi, tai aš tau tą pasiūlysiu, atrodo, taip, savose sultyse jos ten šakės. Tarsi negražu žiūrėti, kada žmogus iš tikrųjų atranda, nesvarbu, tai samdama, nesamdama, savo susikūręs, vis dar bando. Jeigu tik žmogus yra įsikvėpęs, išsidegęs ir mato prasme, man tai yra va. Ja. Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie yra įsikvėpę, jie turbūt net nelabai ir kritikuoja arba vertina kitus. Be abejo. Dėl to, kad jie puikiai su savimi jaučiasi. Jie puikiai jaučiasi ten, kur jie yra ir jiem, ar tu ten 15 kartą paėmė gitarą į rankas ir vėl kuri grupė, ar tu ten paveikslą tą patį pieši jau 10 metų, jiem visiškai vienodai. Kiekvienas turi savo tą tempą, sakykime, ir man atrodo, kad gyvenime tai būna, kad atsiranda tam tikri dalykai tada, kada tu iš tikrųjų esi pasiruošęs tam. Nesvarbu, kad tu svajoji ten nuo 6 metukų gal būt mokytojas, ne? Tai va. Ir aš nemanau, kad, kaip sako, nesakyk apie savo planus, ten būna, nekalbėk apie savo planus, nes ten kažkaip nepavyks. Aš galvoju, kad tu turi kažkaip komunikuoti, tu turi savo išgirsti garsiai, kaip tu apie tai kalbi, ir tu turi sulaukti vis tiek kažkokios reakcijos. Tai duoda iš tikrųjų, tokį dar spirtį, sakykime. Aš kam pasisakau, man vis draugas, davai, varyk. Ir ne dėl to, kad jos mano draugas. Jos pačios sako, blemba, ir aš žinok, eičiau. Ir aš norėčiau. Kad iš tavęs pasimokyti. Ar toks, gauni tokį, kažkokią įžvalgą galbūt kitokią dar gauni, kad, o gal tu taip pabandyk, o gal taip. Tai man atrodo, kad tom svajonėm reikia dalintis, niekada nežinai iš tikrųjų, kas tau padės tą svajonę įgyvendinti ir kada iš kur. Jo, čia toks iš tikrųjų labai, man atrodo, svarbus šitas aspektas yra, kad kai tu daliniesi, kaip čia pasakyti, tas visas grįžtamasis ryšys, tu turi priimti jį, atsitapatindamas, žinai, nuo to, kad tu priimi kaip grįžtamą ryšį apie tą pasirinkimą, apie sprendimą, apie tą idėją, bet ne apie savo asmenį, ar aš galiu, žinai, įgyventi tą idėją. Taip. Nes aš manau, dėl ko tas kilo, kaip iš dalies, galbūt dėl to siūlo nesidalinti, kad tu tarsi neišsigastum, kai kažkas sakys, čia nesąmonė, sugalvoji. Žinai, kaip ten aš sugalvoju audio knygas leisti ir tikrai daugybė žmonių, kas klausys audio knygų, Lietuvoje nėra kamščių, žinai. Ir visą tą, jeigu tu priimi, tai tiesiog asmeniškai, kaip čia pasakyti, visą grįžtamą į ryšį ir galvoju, okei, gal tikrai nėra prasmės, nejauti, kaip tavo kūnas realiai, žinai, su ta idėja jaučiasi, tai tave gali užgesinti labai. Bet jeigu tu kaip bandai kažkaip racionaliai pasverti ir galvoti, gerai, tam žmogui galbūt netinka tam, bet atrandi kažką, kam tinka ir galvoji, čia yra įdomus žmogus, čia yra mano būsimas klientas, žinai, ir galvoji, ką iš jo aš galiu tada sužinoti. Ir kitas dalykas, turi labai stipriai tikėti savo idėją ir tikėti savim. Čia pats pirmasis dalykas. Nesvarbu, gali 100 tavim tikėti, jeigu tu savim netikėsi, tu to nedarysi. Nesvarbu, kad tau sakys, liuks, gerai idėja, davai daryk. Tu savim netiki, tu savim nepasitiki, tu galvoji, kad, nežinau, neišneši galbūt tos idėjos, turi kažkokius lūkesčius ten beprotiškai didelius išsikėlęs. Tai visą tai sulaiko nuo to pirmo žingsnio. O kai pradedi žengti žingsnius, sakau, atsiveria visai kiti dalykai. Ir nebereikia kartais laiptų, atsiranda liftas ir kyli. O galbūt nekyli. Ta prasme, įdomus gyvenimas, niekad nežinosi iš tikrųjų, kaip. Vieniems susideda dar ir kažkokios, nežinau, aplinkybės, pažįstami, dar kažkas. Daug tokių dalykų, bet tu turi pats savy viduje žinoti ir būti savo atsakęs tos klausimus. Kad ar tu nori iš tikrųjų daryti, ar tu matai tame prasme ar ne. Čia mano pagrindinis dalykas. Labai svarbu. Martina, ačiū labai tau, kad pasidalinai savo istoriją. Labai įdomu, tikrai buvo pasibendrauti. Didžiulės tau sėkmės, kaip gal įdomios kelionės, nes čia ir sėkmė tau jau sekasi, nes tu eini savo keliu. Taip. Bet tiesiog tų tokių, kad įdomu būtų to keliu eiti. O taip, gyvenime. Mano šį posakis toks yra ir aš savo elektroninį knygą, aš taip vadinu savo tinklaraštį, kuriam aš labai daug išlieju savo minčių.
Aš esu tokį šūkį pasirašysi. Live a life you want to read about. Gražu. Tai aš tokį gyvenimą ir bandau gyventi. O kur tavo tinklaraštis dėjo? Galbūt kažkas norės paskaityti. martinablog.lt. Tiesiog martinablog.lt. Jo, tai daugiausiai ten, iš tikrųjų apie gyvenimą, anksčiau būdavo stiliaus, bet pagalvojau, kad šiek tiek noriu atsitapatinti nuo to, tik tais kaip aš atrodau, labiau norisi tą savo vidų žmonėm parodyti. Daug iš tikrųjų ir apie vėžį labai daug rašau, labai apsinuoginus rašau, labai daug ir tamsių dalykų rašau, bet, sakau, man tai yra mano terapija, asmeninė rašymas ir aš neturiu jokių tabų ir aš labai atviri apie viską. Tai jeigu kažkas releitina su manim, tai paskaitykit. galima paskaityti. Ja. Ačiū tau labai. Ačiū.